Labas. Kodėl verta vartoti probiotikus kasdien? Šią temą pakalbėsim netrukus, bet turiu prieš tai prašymą. Jeigu nesi užsiprenumeravęs šio kanalo, tiesiog paspausk prenumeruoti, tavo paspaudimas mums padės augti, o mes iš savo pusės dalinsimės tai, kas yra išties labai labai vertinga. Tai šią temą su manim jau kaip ir nuolatinė pašnekovė yra vaistininkė Eglė Žemkauskienė. Kuo man ypatinga ši vaistininkė, tai kaip jinai yra pasakiusi tokią frazę, kaip ir jos moto gal galim vadinti, tai yra vaistininkė už sveikatą be vaistų. Nors pati vaistinė dirba 20 metų, apie 16-17 metų šviečia visuomenę sveikatingumo klausimais, įvairiausiais sveikatos temomis. Taip pat asmeniškai konsultuoja, sudarydama rekomendacijas maistinių medžiagų pagalba, kaip galima išsisveikatinti, natūralių maistinių medžiagų pagalba. Ir jeigu jūs norėtumėt sudalyvauti gyvai kokiam šios vaistininkės renginuke, paspauskit užsiprenumeruoti naujienlaiškį arba galite paspausti ir prisijungti prie uždaros Facebooko grupės Sveikatos gausa. Tikrai visais renginukais dalinuosi, kiek jau įmanoma, kiek jau spėju, o renginių Lietuvoje tikrai vyksta labai daug. Ir būna netgi virtualiai, kad kartais jums net nereikėtų išvykti iš namų, tiesiog reikėtų prisijungti. Tai tos nuorodėlės visos yra sudėtos į vieną nuorodą, Linktree, ją paspausit ir jums viską išskleis. Jei kartais kiltų kokių klausimų, visą laiką video apačioje yra nurodytas elektroninis paštas, rašykit, būtinai su jumis susisieksim. Tai ką, pradedam. Labas, Eglute. Labas, Andžela, sveiki visi klausytojai. Tai va, tai kodėl aš šitą temą parinkau? Iš tikrųjų, mano suvokimas buvo toksai, kad probiotikus vartoti reikia tik tai, kai pavartoji antibiotikus. Ir pasiklausius tavo paskaitų, iš tikrųjų daug plačiau atsivėrė požiūris į tos probiotikus, gerasias bakterijas, paprasčiau vadinant, kad jos mums išties yra reikalingos ir kodėl reikalingos netgi kasdien. Tai dabar tikrai nesinori atskleisti anksčiau viso laiko. Tai Eglute, tada pradėsiu nuo tokio klausimo. Kokie požymiai gali rodyti, kad organizmui trūksta gerųjų bakterijų? Tai pirmiausia, gal prieš atsakant į šitą klausimą, prisipažinsiu, kad ir mano buvo toksai suvokimas ir baigusi universitetą medicinos Kaune, įgijusi magistro laipsnį, aš lygiai taip pat kaip ir tu žinojau ir tiesiog įsivaizdavau, tokios buvo žinios, kad probiotikai reikalingi tik tada, kai vartoji antibiotikus po kurso antibiotikų. Ir iš tiesų, po kurio laiko, galima sakyti, gal po kokių nepilnų 10 metų, pradėjo jau eiti informacija, tiesiog aš ją, galima sakyti, atradau pati, nes dar mums kaip vaistininkam nebuvo specialių kažkokių paskaitų, kad pakeisti šitą mūsų, net nesakyčiau įsitikinimą, tokias žinias. Tai radusi informaciją, aš gilinau žinias, daug skaičiau ir tiesiog man kuo daugiau gilinantis, tuo atrodė, kad iš tiesų mes medikai labai nežinome daug naudingos informacijos apie būtent sveikatą. Apie ligas tikrai daug žinome, bet apie sveikatą mes mažai žinom. Tai va, tai tiesiog kalbant apie bakterijas, tai mes
žmonės esame bakterijų planeta. Taip kaip Žemė yra mūsų planeta, tai bakterijos, žodžiu, mes esame bakterijų planeta. Ir įsivaizduokite, kad toj planetoje gyvena 80% ar 85% gerų gyventojų, nusiteikusių taikiai, su taika atėjusių gyventi. Ir 15-20% gyvena tokių patogeninių bakterijų, tokių parazitinių, tokių, kurios atėjo kenkti, griauti, naikinti ir, na, tiesiog sunaikinti galbūt net ir pačią tą planetą, ar ne? Nes kai ką primena, iš tikrųjų yra tokių žmonių, kurie primena tas blogasias bakterijas. Ir kol santykis yra 80/20, nors idealus santykis skaitoma dabar jau yra 85 ir 15, tai reiškia gerosios bakterijos užima tą didžiąją dalį, kol tas santykis yra geras, tol mes susitvarkome su tais blogiukais. Bet kai santykis yra jau pažeistas, prasideda negalavimai, sveikatos kažkokie sutrikimai ir atsiranda įvairūs požymiai, kurie parodo jau akivaizdžiai, kad yra disbiozė. Tai reiškia, disbiozė tai yra santykio pakitimas. Jau reiškia santykis nebe 85, nebe 80 su 20, kaip minėjau, ar su 15%, bet jau yra, reiškia, mažėja gerųjų, daugėja blogųjų. Tai vad kokie tie požymiai? Tai esu susirašius, kad nei vieno nepraleisčiau. Tai toks vienas iš dažniausių tai yra vidurių pūtimas. Tai yra toksai sunkumas gali būti pavalgius, gali būti arba viduriavimas, arba priešingai viduriavimui, tai yra vidurių užkietėjimas. Gali būti įvairios odos problemos, nes oda yra mūsų žarnyno veidrodis. Gali būti imuniteto deficitas, tai reiškia susilpnėjęs imunitetas, arba gali būti autoimuninės ligos, kada pats imunitetas pradeda atakuoti savus organus. Susimaišęs, išsibalansavęs imunitetas taip elgiasi. Taip pat netgi gali būti nerimas, nuovargis, gali būti tokia depresyvi, tokia prasta nuotaika, nes mūsų smegenys tai yra vat būtent gerosios bakterijos, nu ir blogosios. Na tiesiog mūsų žarnyno bakterijos tai yra mūsų smegenų smegenys. Tai įsivaizduokite, kokios bakterijos vyrauja, tokie signalai siunčiami į smegenis. Nes būtent bakterijos gyvenančios žarnyne per klajoklį nervą, jeigu pamenat tokį iš biologijos, siunčia signalus, signalinės molekulės gamina specialias, kurios yra kaip SMS žinutės. Ir būtent kokias žinutės nusiunčia smegenim, nu tai įsivaizduokit, jeigu siunčia tokias blogas naujienas kiekvieną dieną, ar ne, nu tai pasireikš žmogui tikrai nerimų, nuovargių, tokių vat prasta nuotaika. Ir kitas mechanizmas tai yra, kad žarnyne gaminasi serotoninas. Tai yra neuromediatorius, mes jį žinome kaip laimės hormoną. Ir net 90% serotonino yra pagaminama būtent žarnyne. Ir dar vienas požymis tai yra žarnyno uždegiminės ligos, kaip Krono liga, kaip opinis kolitas. Ir, na, čia tokias pagrindinės gal paminėjau, ir yra kitos uždegiminės žarnyno ligos, kurių galbūt net nenustatome, bet jos pasireiškia būtent ant odos. Žarnyno uždegimas duoda ženklus per odą, kad, na, yra žarnyne uždegiminiai procesai. Tai kaip ir būtų tie pagrindiniai požymiai. Tai dabar, žinok, tai išvardinai čia tiek tų dalykų. Tai atrodo, tai nors vienam žmogui nėra tos disbiozės, nu visiems gali ir tą pilvą pūsti, nekalbu apie autoimuninės ligas, tai jau faktas, kad yra jau su žarnynu kažkokie nukrypimai, tai man atrodo, kad turbūt jau beveik kiekvienas turi tą sutrikimą. Galiu pasakyti, kad yra kiekvienam žmogui disbiozė, kuris nevartoja fermentuoto, kitaip tariant, rauginto maisto ir negeria naminio rūgpienio, naminių pasukų.
Tai kiekvienam žmogui nustatytumėm disbiozę. Mhm. Tai Tai savo va rate, tada. tai aš mažai Mhm. tokių pažįstu, kurie kiekvieną dieną arba bent jau kas antrą dieną vartotų šitą maistą. Taip. Tai dabar labai gerai ir prieisim prie to sekančio klausimo. Tai va, o kodėl verta tos probiotikus vartoti kasdien? Nu, o ne tik tada, ar ne, kai jaučiamės, nu, prastai, arba ten po antibiotikų kurso, bet kasdien. Vat kodėl pagal tave, nu, būtų protinga tai Tai daryti? todėl, kad mes nuolatos prarandame dalį gerųjų bakterijų. Na, tiesiog kiekvieną dieną žūsta mūsų gerosios bakterijos ir jos nespėja, mes žinome, ar ne, kad jos viduje dauginasi, bet jų žūsta tiek daug, kad jos nespėja atsinaujinti. Ir jeigu mes negauname jų papildomai, kaip nuo papildymo, tai tiesiog pasiekėme tą disbalansą, bet būtent jau būna nebe 80 su 20, o krenta procentas. Tai kodėl verta? Todėl, kad mes su maistu kiekvieną dieną gauname, praktiškai galim sakyti visi, nes, nu, tikrai yra, aš apie tuos pavienius atvejus šiandien nekalbu, jų yra labai labai mažai, bet mes dauguma žmonių kiekvieną dieną gauname antibiotikų. Taip, gauname mažomis dozėmis, bet kiekvieną dieną. Ir iš kur mes jų gaunam? Gauname valgydami mėsą, paukštieną, žuvį, kiaušinius parduotuvinius, pieno produktus parduotuvinius. Visur tame maiste yra po truputėlį antibiotikų. Ir čia truputėlis, rytoj truputėlis, poryt truputėlis. Ir per tą, vat, kaip sakyti, savaitę per mėnesį mes susirinkame nemažai antibiotikų. Ir antibiotikai naikina ne tik blogasias bakterijas, kaip žinia, bet ir gerasias bakterijas. Tai kai aš per seminarą paklausiu žmonių, sakau, kada paskutinį kartą antibiotikus geriai? Sako, oi, nežinau, sako, gal prieš 2 metus, gal prieš metus. Sakau, o kada valgiai iš parduotuvės paukštieną, kiaušinius? Nu, sako, vakar, šiandien. Nu, tai sakau, tai ir antibiotikus vartojai vakar ir šiandien. Toliau, mes su maistu taip pat gauname ir kitų mūsų žarnyno bakterijų, žodžiu, tokio pražūtingo maisto ar tiesiog priedų, gal sakykime, priedų, kas veikia pražūtingai bakterijas gerasias. Tai kas tai būtų? Pesticidai, herbicidai, fungicidai, įvairios sintetinės konservuojančios medžiagos. Jos dedamos į maistą, kad apsaugoti purškiamos ar ten kažkaip mirkomos, ar na, herbicidai, žinot, laukai purškiami, kad žolės neželtų. Tai maistas šitomis medžiagomis apdorojamas, kad pavyzdžiui grybelis, pelėsis neįsimestų, ar ne, jeigu įsivaizduokit laikomi sandėly vaisiai daržovės ir tai yra tonos, ten jų neperinkinėja kasdieną, ar ne, ir ten, nu, kaip sakyt, žinom, kad pramoniniu būdu, tai renkamasis yra, nu, kad toks variantas, kad būtų pigu, greita, efektyvu ir, nu, tiesiog niekas ten per daug nesigilina į tą sveikatą, į pasiekmes. Tai va tie va visi herbicidai, fungicidai, pesticidai, jie yra mūsų maiste ir mes pastoviai gauname tas medžiagas. Ir aišku, tai yra pražūtinga mūsų bakterijoms. Taip pat mes kvėpuojame orą, tokį, kokį kvėpuojam, ar ne? Nu, tikrai nedaugelis žmonių gyvena miškuose, pušynuose, gryname ore. Mes tikrai dauguma žmonių gyvename miestuose, gyvenvietėse. Ir tas oras ir tikrai yra užterštas išmetamosiomis dujomis, fabrikų įvairiomis išmetamosiomis dujomis ir taip toliau. Taip pat gauname ir per orą, ir per vandenį gauname labai daug sunkiųjų metalų. O sunkieji metalai, jie kelia uždegimą organizme. Jie oksiduojasi ir labai sukelia uždegimus. Įvairių kitų, žinoma, chemikalų gauname. Taip pat mūsų žarnyno bakterijoms pražūtingas yra cukrus.
Kalbu apie tą pridėtinį cukrų, ar ne? Ne iš obuolio, bet nu, tiesiog pridėtinį cukrų. Tai vat mes tikrai dauguma žmonių suvartojame jo ženkliai per daug. Ir tai mūsų bakterijoms yra pražūtinga. Kažkur teko skaityti, kad suvalgius tortą, šokoladą baltą ar na tiesiog išgerus stiklinę limonado, mes išjungiame savo imuninę sistemą, kuri gyvena žarnyne 3 valandom. Na ir iškart pagalvoju apie vaikus, ar ne? Taip, Tai va, ir kas dar veikia pražūtingai mūsų bakterijas, tai yra stresas. Stresas yra kaip oksidatorius, nu, kaip oksidantas. Ir, na, įsivaizduokit, kas dabar tiek neįsigilinęs, kas yra ta oksidacija, tai normalus procesas, kurio dėka mes maistą paverčiam į energiją, bet kada ta oksidacija yra perdėta, tai jau yra pražūtinga. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, perpjoviau bulvę ar obuolį ir vieną skiltelę padėjau pavėsyje, apsaugotoje vietoje nuo saulės tiesioginių spindulių, o kitą padėjau tiesiai ant saulės, tiesiai ant oro, ar ne? Ir kuris greičiau pajuoduos, kuris skiltelė pajuoduos greičiau. O jeigu dar įdėsiu tą obuolį perpjautą vieną skiltelę kažkur į šaldytuvą, kur bus temperatūra gera, o kitą ant karščio, tai vėl, nu žodžiu, oksidacija tai ir yra per daug greitas, nu kaip sakyt, tas oksidacinis stresas per daug laisvųjų radikalų, kada atsiranda ir kada organizmas nespėja su jais susitvarkyti, jų visus surankioti, neutralizuoti ir tas oksidacinis stresas taip pat mūsų naikina gerasias žarnyno bakterijas, sukelia žarnyno gleivinėje uždegiminius procesus. Tai kokiame mes amžiuje gyvename? Streso. Aš sakau, 21 amžius yra streso amžius. Mes skubam, lekiam, multitaskinam, dirbam 2-3 etatais, stovime kamščiuose, žodžiu, aktyvūs esam visose ir su vaikais ir į būreliai. Nu, žodžiu, čia gali kalbėti, plėstis, bet tikrai pasakėkim, kad šitas amžius yra stresinis, ar ne? Ir kažkas man yra sakęs, sako, bet tai palauk, kažkada ten vyko pirmas, antras pasaulinis karas ir, nu, tai, o tai kaip tada? O tada, sakau, niekas depresija nesirgo. Tikrai. Mokslininkai yra ištyrę, kad per pirmą, antrą pasaulinį karą mažiausiai žmonių sirgo depresija. Nebuvo kada depresuoti. Nebuvo kada depresuoti, buvom susikaupę vieną tikslą išgyventi, bet įsivaizduokit, nu tikrai labai keista. O dabar mes tai tiesiog labai tikrai stresuojam. Ir tai va. Ir finale, kodėl verta kiekvieną dieną vartoti? Nes nevalgom to fermentuoto maisto. Nu nevalgom, neskanu, per rūgštu, skrandį griaužia, vidurius pučia, ar ne? Nu iš kur tą karvę dabar gausi? Naminis pienas jau kažkoks tas ir skonis keistas. O tu paduok vaikui naminių pasukų. Nu, tai sėkmės. Tai iš tikrųjų nesuvokiamas dalykas, net ir to parduotuvinio kefyro negeria, aišku, kuris, nu, realiai neturi ten kažkokios didelės naudos, nes ten yra pienas, jisai yra pasterizuotas. Tai yra jau kitos kultūros. O mums reikalingos yra tam tikros kultūros ypatingai, kurių yra, nu, būtent naminėme tame rūgpienyje, o ne pasterizuota. Tai iš tikrųjų dabar man turbūt šitas klausimas, ką tu dabar viską papasakoji, čia ir man buvo kažkas wow. Nu, tikrai jau ten numušė man tą tokį, nu, kaip pasakai, neįsitikinimą, nu, bet vis tiek toksai kaip pat žinojimas, kad tos gerasias bakterijas tik po antibiotikų. Nu, kam čia reikia vartoti kasdien? Bet dabar, kai sudėlioji tos, žinai, visus faktus, nu, realiai taip ir yra. Nu, realiai. Tai gerai, bet Eglute, tai dabar, pavyzdžiui, kai tu paminėjai, kad nu, žmogus tikrai, pavyzdžiui, negali vartoti tų tam tikrų produktų, jisai blogai jaučiasi ir panašiai, tai galime papildyti, ar ne? Va, tu kaip vaistinė dirbanti jau daug metų ir tikrai
ateina daug klientų, kurie perka gerasias bakterijas ir jų yra begalė daug. Tai vad kaip tam paprastam žmogui išsirinkti arba bent jau atkreipti dėmesį, kad jos būtų naudingos, nes yra ir nenaudingų tų bakterijų, mes nusiperkam ir galvojam, kad sau padarom gerai, o pasirodo ten nelabai kas gerai. Tai va tiesiog va, Kaip norėčiau. išsirinkti, ar ne? Taip, kaip tam žmogui išsirinkti. Tai čia iš tikrųjų yra iššūkis paprastam žmogui ir visur tikrai ženklinimas bus panašus pakuočių, parašyta labai gražiai ir išvardinta tų bakterijų ir tų kultūrų labai daug ir taip atrodytų, kad paskaičius pakuotės lapelį informacinį ar ant dėžutės ar ne informaciją, tu galvoji, nu tikrai visur panašiai ir nu tiesiog visur labai įtikinančiai skamba tas parašymas, bet iš tikrųjų yra keletas niuansų. Taip, kad reikalinga mums keletas kultūrų, ypatingai bifido lakto, tai čia ypatingai, bet kai kurios dalykus tikrai sunku yra patikrinti. Pavyzdžiui, vienas iš svarbiausių faktorių tai yra bakterijų gyvybingumas. Nu tai kaip tą bakteriją dabar išsiaiškinti, ar jinai gyvybinga, ar jinai negyvybinga. Tai šiaip efektyviausias būdas tai susirasti laboratoriją, kuri atlieka pasėlį, tai yra turi ligoninės tas laboratorijas, kur daro kraujo pasėlį, šlapimo pasėlį, išmatų pasėlį, ar nedaro tos pasėlius. Bet tikrai, nu kiek mes realiai galime prieiti prie tų laboratorijų, nu tai čia vienetų vienetai, tai apie tai net kalbėti neverta. Ir mes esame tikrai atlikę tokį testą su vaistinės bakterijom. Tai tikrai tų negyvybingų yra labai didelis procentas vaistinėje. Jos tiesiog žuvusios. Ir plika akim tu nematai, kad jos žuvusios. Toksai namūdinis testas namų sąlygomis. Tai tiesiog surauginti, bandyti pieną. Įberti tą vaistinės bakteriją ar ne ir bandyti. Aišku, tas pienas, jisai ir pats turi savyje tų bakterijų, tai jisai taip surūks, jeigu padėsi kambario temperatūrai. Bet vėl tada žiūrėti, ar vieną stiklinę prisipylei be bakterijų, kitas su bakterijom ir žiūri, ar tas skiriasi tas skonis, kvapas, ten dar kažkas vyksta, ar ne tas greičiau surūgo. Tai gali spręsti, ar tos bakterijos tame papilde, kur yra, ar jos gyvos. Dar ką mes atkreipiam dėmesį, kad kai siejame tas petri lėkšteles, kad sudygo ne tos kultūros, kurios parašytos, nurodytos ant pakuotės vienos kultūros bakterijų, sudygo kitos. Kitaip tariant, įsivaizduokit, nusipirkė sėklas, parašyta, kad sudygs baravykai, o sudygo lepšis. Tai tiesiog, vėl toksai įdomus klausimas tada, bet, tu žmogus nepatikrinsi. Plika akim nepamatysi, bet čia yra labai labai svarbu. Kitas dar momentas, kad sudygo stiklinėje pieno vienas, pliusas ar ne, bet kad svarbu, kad sudygtų žarnyne. Ir čia jau vėl susidurėm su skrandžio rūgštimi. Bakterijos yra neatsparios skrandžio rūgščiai ir didelė dalis jų žūsta susidūrusios su skrandžio rūgštimi skrandyje. Reiškia, jeigu mes vartojam papildą kaip probiotiką, ar ne, mes turime žiūrėti, kad jisai turėtų apsaugą nuo skrandžio rūgšties. Reiškia, ant pakuotės gali būti ir nerašoma, nes tai neprivaloma ženklinime. Bet yra labai mažai bakterijų, kurios turi tą apsaugą. Todėl turime gamintojui, aš sakau, rašykit laiškus, nes yra tikrai elektroninis amžius šiais laikais, tau nereikia nei markučių pirkti, nei vokų pirkti, nei paštai. Tiesiog elektroniniam galime lygyje bendrauti būdu paprastuoju. Ir tiesiog rašome, ar ne, kokia apsauga nuo skrandžio rūgšties. Ar yra iš vis ta apsauga. Ir jeigu dar vienas momentas, ar ne, kaip išsiaiškinti. Tai jeigu tu vartoji ir tu nejauti, vartoji ir nejauti poveikio. Tai faktas, kad jos yra arba žuvusios, arba jos skrandyje tavo sunaikintos buvo.
Tai va, tai tiesiog tokie dalykai su probiotikais. Ir, sakykime, gal labiausiai reiktų pasikliauti irgi to poveikiu, nes jeigu tu sveikas žmogus esi, nu visiškai neturi problemų, tai tu gal ir nepajausi, tos bakterijos veikia, tau neveikia, bet kada yra problema ir žmogus vartojasi, tikrai turi jausti. Jeigu viduriuoja, turi bakterija stabdyti viduriavimą. Jeigu dar kažkokios problemos pučia pilvą ar neturi stabdyti pūtimą. Nors su tuo pūtimu, tai yra dar, nu, pasakysiu tokį dalyką, kad jeigu žmogui trūksta laktobakterijų, reiškia pieno bakterijų, laktobakterijų, ir jeigu žmogus pradės vartoti laktobakterijas papildų pavidale, jam gali pradėti kurį laiką pūsti pilvą, nes, reiškia, tų bakterijų trūkumas ilgalaikis jau, ar ne, deficitas, jisai tiek sumažėjo tų lakto žarnyne vadinasi bakterijų, kad kai gavo iš išorės tų bakterijų, jos, na, tiesiog įvyko mūšis, ten jos turi irgi kaip ir žmonės, ne, turi išsiaiškinti santykius, įsitvirtinti, nu, kaip įsivaizduokit dabar į Lietuvą užplūstų, nežinau, nu, iš Afrikos ar ne, ten atvyktų į Gargždus va rytoj 50 000 gyventojų iš Afrikos, nu, tai tikrai būtų ir nepatenkintų, ar ne, žmonių, tai mes, nu, turim tą laiką biškį prakentėti ir tai gali trukti savaitę, gali trukti 2 savaitės ir paskui viskas susitvarkys. Tai va turime tikrai jausti poveikį. Tai kiek aš išgirdau, Eglutė, tai svarbiausia, kad būtų gyvos, kad praeitų skrandžio rūgštį. Taip. Čia gal tie vat svarbiausi momentai. Taip. O kai sakai, ant tos pakuotės nėra parašyta, tai yra labai paprastas dalykas parašyti gamintojai ar platintojai. Ir jeigu tu gauni tą atsakymą ir tavai tenkina, tai viskas tvarkoj. Ir atsakymas geriausia, kad būtų raštu, nes tai yra jau dokumentas. Taip, taip. O tai dabar yra kažkokios rekomendacijos, kaip geriausia vartoti tos probiotikus? Probiotikus, jo, geriausia vartoti yra ryte prieš valgį pusę valandos ant tuščių arba einant miegoti prieš miegą. Bet kadangi daug žmonių ryte ant tuščio vartoja tikrai įvairiausius preparatus, būna ir vaistus, ir papildus, ir kavą geria kiti prieš maistą ar ne, atsikėlę. Tai aš esu pasirinkusi tą antrą variantą, tai reiškia einant miegoti, nes, nu, tiesiog, kad jų nesunaikinti ryte, ar ne, jeigu tu kavą išgeri ir su bakterija. Nu, ir tai, žodžiu, nakčiai einant miegoti yra labai logiška vartoti bakterijas, todėl, kad naktį mūsų žarnynas lėtai labai juda, sulėtėja jo peristaltika. Nu, tai reiškia, jisai ten nebe taip spazmuoja kaip dieną, nes dieną, tai žinot, jis turi tą maistą slinkti, tai ten spazmuoja. Tai tos bakterijos turi geresnės sąlygas įsitvirtinti, prisitvirtinti prie gleivinės ir tiesiog pasidauginti. Tai aš tiesiog rekomenduoju tokį būdą, bet jeigu yra viduriavimas, ar ne, bet pasigavo žmogus kažkokią infekciją žarnyno, tai jau nelaukiam to vakaro. Po kiekvieno viduriavimo bakteriją, po kiekvieno viduriavimo kapsulę. Taip, nu tai super informacija. Tai dabar toksai paskutinis klausimas. Tu kaip vaistininkė, dirbanti vaistinėje, ar perki gerasias bakterijas iš vaistinės? Kompromituojantis klausimas, bet kadangi ir tu žinai, o daugelis klausytojų turbūt nežino, tai aš naudoju ne iš vaistinės gerasias bakterijas ir kitus maisto papildus aš vartoju ne iš vaistinės. Ne iš vaistinės, tai tiesiog gal ir palikit ties tuo, to tokiu biškelį klaustuku, tai iš kur ir kaip čia. Manau, kas yra nuolatinis klausytas, tai jūs supranta ir apie kokią kompaniją kalba, bet šį kartą apie šią kompaniją. Atsiprašau, kad pertrauksiu, daug ką pasako, ar ne, daug ką pasako tai, kad jeigu tu, įsivaizduok, augintum daržovę savo darže, bet tu jų pati nevalgytum. Pirktum iš kažkur kitur.
vat savo nevalgai, bet perki iš kaimynės daržo, ar ne? Tai, Taip, nu, tikrai daug ką čia klausytojui turbūt tarp eilučių bandom pasakyti, bet, nu, tikrai taip, man jau suprasti, kodėl. taip, taip. Tai tikrai, jeigu bus, kaip sakoma, įdomu ir gal norėsite ir asmeninės konsultacijos su pačia eglute, tai galite irgi parašyti elektroniniu paštu, kuris nurodytas šio video apačioj. Tai tikrai su jumis susisieksim. Eglutė tikrai parekomenduos, ką pavartoti ir čia kalbama ne tik apie gerąsias bakterijas ar ne apie viso organizmo būklę prie tam tikrų sveikatos klausimų. Ir ką, tada šiam kartui labai labai tau dar kartą dėkoju. Ačiū tau, kad tu mane vis pakalbini, vis prisimeni ir ne tik savo pasilieki tą naudingą informaciją, bet leidi ją Tai, naudotis ir kitiem. tai va tiesiskleidžia šitą visą informaciją kuo plačiau po visą pasaulį. Taip, Tada iki sekančių kartų ir ate. iki malonaus.